Sodybos gimtadienis yra 2000 metai, spalio 19. Visiems įdomu, kodėl pradėjom. Todėl, kad buvo labai daug vaikų norinčių čia atostogauti. Taip ir prasidėjo mūsų turizmas. Pas mus ne tik žemaitiški paprasti valgiai, bet mes dabar jau darom ir žemaitiškus bajoriškus, kuriuos tiekiam Biržuvėnų dvarui. Bandom išlaikyti žemaitiškumą kiek įmanoma. Ne tik su žemaitiškais valgiais, bet su visom žemaitiškom tradicijom. Kiekvienas pastatas turi individualią erdvę, pirtis su kubilu ir pastoginė yra. Ir svirnas yra didelė pokelių salė, viršų miegojimo vietos. Ir trečioji vieta yra miške, skirta kaučeriams, kunigams. Ten neleidžiama jokie pobūviai, bet žmonės, kurie ten ilsisi, visada iš ten pareina laimingi. Aš labai džiaugiuosi, kad mažasis sūnus su savo vaikais ir visa šeima pasiliko čia ir viską man padeda dirbti. Gyvenimas sodyboje mums suteikia laisvę, ramybę. Netoliese gyveno proseneliai, vaikščiojant po mišką žemę, jauti protėvių dvasią. Tai norisi viską išlaikyti, tobulinti ir atiduoti gal vaikams, kurie norės to paties. Sodyboje norėtų sulaukti žmonių sąmoningų, ateinančių sužinoti, patirti, pasidalinti tuo pačiu. Mintis tokia yra, kad žmonės ateitų ir paliktų iš savo minčių. O neužilgo pastatysim lentą, kur galės žmonės užrašyti savo mintis, pamokymus ir po tą parką išdėliosim. Be proto džiaugiuosi pačios sodybos vieta. Iš tikrųjų rytą atsikeliu ir sakau, ačiū tau Dieve už tai, ką davėjai, nes aplinkui medžiai, paukščiai, vanduo. Tai kas kiekvienam žmogui turbūt glosto širdį. Žmonės tikrai laimingi išvažiuoja, žmonas skaniai gamina. Tai ko bereikia. Atliekit pas mano močiutę į gražiną sodybą. Šmakalą pakaštavosit, cibulinę, šonkauliukų, bulbių su kąstiniu. Labai laukiam.